Sveiki, šiandien peržiūrėsim Antron išmanę skaitmeninę Wi-Fi plačiaekranę durų sistemą. Iš esmės, jeigu žiūrėjote prieš tai apie N05, N10 akutės, tai čia yra kombinacija to. Čia yra ir išmanios funkcijos, ir ekranas, yra lietuviškos instrukcijos, angliškos instrukcijos, tiek montavimo, tiek pajungimo, palei kiekvieną žingsnį su rekomendacijom ir funkcijom. Ką mes turime, tai yra ekranas, kartu su jau įdėta atminties kortele. Šičia jungsis kabelis. Ką mes turime dar? Turime ilgą USB-C laidą pakrovimui. Varžtus. Montavimo plokštelę. Ir turime pačią akutę. Noriu jungtis. tą ir padarysime vėliau. Taigi, montavimas yra ganėtinai paprastas. Varžtai į akutės skylės. Akutė įsistato vietoj mechaninės durų akutės, laidas prasitempia į kitą pusę, praeina pro jiems skirtą tarpą, plokštelė varžtais prisisuka ir prispaudžia akutę prie durų. Tada ant plokštelės montuojasi ekranėlis. Tukšt. Ir stovi stabiliai. Pats laidas jungiasi šičia. Tai, kad būtų aišku, galiu parodyti. Laidas eina per šičia. Esmė yra kryptis, matot, rodiklytės. Turi būti teisinga kryptim sujungta. Visą tai yra detaliai aprašyta instrukcijose. Takšt, takšt, viskas. Ir tada, kai šitas prisisuka prie durų, paprasčiausiai užsimontuoja ekranėlis prie durų. Taigi, pajungiam, bet toks elementarus pajungimas tai yra tik tais maža dalis jos funkcijų. Mes dabar kol kas jas sujungiam tik tais laidu tiesiogiai. Mums reikia pajungti ir patį ekraną. Ir ką girdėjote, waiting for config reiškia šitą akutę yra pasirengusi prijungimui. Jeigu ją norite kada grąžinti gamyklinius nustatymus, tiesiog palaikote jungimo mygtuką 5 sekundės ir negrįžta. Jeigu akutė neveikia, atkreipiu dėmesį, kad apačioje yra jungimo mygtukas off ir on. Reikia ją įjungti. Norint ją pajungti, reikia parsisiųsti tują programėlę. Tuo aš ją atsidarysiu. Sukurti joje vartotoją seka nurodymus. Yra instrukcija ir lietuviškai parašyta, ką spausti, nurodant kokius mygtukus ir ką įvesti. Taigi, turime mūsų tujos programėlę ir norime pridėti naują įrenginį. Spaudžiam pliusiuką. Add device. Sekame pagal instrukcijas. Tas, kas buvo nurodyta. Reiškia, mums reikia eiti. Camera unlock. Smart doorbell. Judame toliau. Prisijungiam prie namų Wi-Fi'aus. Po to jau bus nesvarbu, kokiu internetu jis bus prisijungę. Bet pirminis pririšimas turi būti prie to Wi-Fi'aus, prie ko jungsis mūsų akutė ir per ką bendraus su jūsų telefonu. Spaudžiame toliau. Ir rodo reikia, kad palaikyti barkodą prieš akutę. Kad jinai nuskanuotų. Kadangi jinai greičiausiai mūsų jau yra užmigus. Mes ją jungiam per naują. Ir išgirdome connect router. Spaudžiame mygtuką I heard the prompt. Jungiasi su internetu, su routeriu. Nu va, liuks.
Mūsų akutė yra prijungta, galim pasikeisti pavadinimą, jeigu norime šičia. Spaudžiam done. Ir mūsų akutė yra prijungta prie telefono. Dabar per telefoną galima gyvai matyti tai, ką mato akutė. Šita akutė neužmiega. Jinai visada bus pasiekiama iš telefono ir visada bus galima prie jos prisijungti ir pažiūrėti, kas vyksta kitoj pusėje. Yra standartinės funkcijos tokios kaip nuotraukos padarimas, video įrašymas. Galima kalbėti per akutę, galima klausyti, kas vyksta prie akutės. Kokybės nustatymai vaizdo. Čia galima pasimažinti ekrano stilių pasikeisti, jeigu norime. Ir kitokios funkcijos kaip ir judesio jutiklio judėjimas. Šita funkcija yra labai imli baterijos prasme, nes kiekvieną judesį jinai fiksuoja ir pradeda įrašinėti vaizdą. Dažniausiai laikykime ją išjungtą, nebent jūs norite įrašinėti kiekvieną praeinantį žmogų. Tada darome įrašymus. Turėkite omeny, kad pastoviai įrašinėti jinai gerokai greičiau nuseks. Tai priklauso nuo to, kiek dažnai žmonės eina pro jūs. Be PIR funkcijos, tipiškai vieną kartą per savaitę ateinant kažkam arba 2 kartus paskambinant, šitą akutę jums gali apie pusę metų laikyti be pakrovimo. Žinoma, priklauso nuo to, kiek kartų jūs jungiate ekraną ir žiūrit, kas vyksta kitoje pusėje. Spaudžiant viršui 3 taškiukus, turime daugiau pasirinkimų, papildomų bazinių funkcijų, naktinio matymo, garso, viską, ką tik galima koreguoti šičia. Ir galima pasidalinti šitos akutės prieigą, pridėti papildomus vartotojus, kurie galės prisijungti prie šitos akutės ir matyti, kas vyksta kitoj pusėje. Vartotojų kiekis yra neribotas, tačiau vienu metu, kai vyksta skambutis iš akutės telefonui, gali atsiliepti tik vienas žmogus. Tai yra tas, kas pirmas atsiliepia. Na va, ir gauname skambutį. Dėl to, kad bus didelis aidas, aš paprasčiausiai nesujungiu skambučio. Tai čia yra bazinės funkcijos, sujungimas greitas, paprastas, esmė yra, turi būti stabilus interneto ryšys, 2,4, 4G, 5G ryšiai nėra geri šitos akutės pajungimui, dėl to, kad jie nėra tokie stabilus ir jie labai bijo paviršių trukdžių, tai yra už durų, jeigu jungiamas sienos ir duris trukdys ryšio patekimui, tai reikia prioritizuotis 2,4G. Būtent tam yra tikrintos ir jos patikrintos, kad tvarkingai veikia. Tai tiek tada.